Sveiki bičiuliai. Šį vakarą pakalbėsime apie Peugeot 5008 modelį, būtent nuo, sakykime taip, 18 metų. Nu, ta žodžiu naujesnis modeliukas, kuris tikrai žiūrisi simpatiškai. Tai, kaip ir sakiau, žiūrisi simpatiškai, atrodo moderniai, 7 vietų ir, kaip sakant, važiuoja taip pat maloniai. Tačiau ką reiktų žinoti tokį automobilį, jeigu ieškote? Jeigu ieškote tokio automobilio, tai visų pirma, nereiktų rinktis su benzininiu varikliu. Ypač 1,2 litro. Tie 1,2 litro benzininiai varikliai, bičiuliai, niekam tikė. Resursas 90–120 tūkstančių, viskas. Ypač jeigu laikotės gamintojo rekomendacijų ir keičiat jam tepalus tais kosminiais intervalais. Tai sakau, 90–100 tūkstančių, viso gero te, jeigu garantinis dar galioja valio yra, nes, kaip žinia, suteikia garantinį, jeigu perkate naują, tai 5 metam neribotai įredai. Nu tai jeigu, tarkime, pravažiuojate daug, taip jau gavosi, kad tas variklis jums sugedo ir garantinis pakeis jį nauju, nu tai kaip ir viskas tvarkoj būtų. Bet patikėkit manim, lauksit kokį pusę metų, nes ne vieniem jums reikia pakeisti. Ir ne tik Lietuvoje. Tokį automobilį, jeigu renkatės, reiktų rinktis dizelį. Reiktų rinktis dizelį 1,5 litro, o geriausiai tai būtų 2 litrų dizelis. Šitas variklis būtų pats patikimiausias. Kai pirkau savo Citroeną C5 ir Crossą, jeigu pamenat, kas mane stebit iš seniau, tai pirkau būtent su 1,5 litro varikliu ir Citroeną todėl, kad ieškau ir 5008 Peugeot, tačiau neradau su norima komplektacija tuo metu būtent. Taip, kad radau su norima pilna komplektacija Citroeną, todėl ir nusipirkau. Tai į tuos Citroenus eina irgi tie patys Peugeot varikliai. Tai pas mane buvo 1,5 litro. Tie varikliukai, jie yra tikrai neblogi varikliai. Tvarkingai jį prižiūrint, apie 200 tūkstančių, be didesnio vargo. Po to jau žinoma, kas be ko prasideda, nes kaip bebūtų, tai yra mažalitražis, dizelinis variklis. Jeigu nusiperkat su 2 litrais, liuks. Bet jeigu lyginant kainas, toks automobilis 2 litrų, maždaug apie 2–3 tūkstančius naudotas bus brangesnis negu su 1,5 litro varikliu. Žmonės tos benzininius su 1,2 litro iš tikrųjų perka turbūt dėl to, kad susižavi jų kaina. Kaina tai realiai vos ne per pusę skiriasi naudoto, jeigu imtumėm 2 litrų dizelį arba, pavyzdžiui, 1,2 litro. Ir žinoma, kas be ko, žmonės susižavi su tuo, kad tie automobiliai būna ganėtinai nedaug pralėkę. Bet kaip ir sakiau šio video pradžioje, tie varikliai daug ir nelėkia. Daugiau kas dar įdomesnio šitam modelėje, tai iš tikrųjų salono visas tas surinkimas galėtų būti ir kiek geresnis, bet visas išdėstymas yra ganėtinai patogus. Multimedija būna, kad lagina tiems modeliams, tai tokiu atveju reikia atsinaujinti softą ir tai iš tikrųjų daryti reikia ganėtinai dažnai. Na, o daugiau tas vairas, kirstas tas vairas, žinot, kur eina taip, taip šonai, čia tada vėl taip, vėl šonai, čia apačia, kirstas tas vairas. Nu, čia vėlgi, reikia prie jo priprasti. Bet ar žinote, kodėl buvo toks vairas sukurtas? Spėju nelabai, tai pasakysiu. Toks vairas buvo sukurtas dėl saugumo. Todėl, kad tą automobilį su tokiu kertuotu vairu vairuoti su viena ranka yra ganėtinai nepatogu. Todėl gamintojas padarė dėl saugumo, kad žmogus, kuris eksploatuos tą automobilį, vairuotų jį su 2 rankom. Nu, daugiau bičiuliai, kaip ir sakau, nėra negendančių automobilių, pasitaiko visokiausių tų bėdelių, dažniausios bėdelės tai būna su elektra. Kas liečia pavarų dėžės, bičiuliai, tai ar mechaną pasirinksite, ar automatą pasirinksite, tai tikrai neprašausit. Automatas bus 8 pavarų, japoniška Aisin dėžė. Viskas gerai, Citroenas mano buvo būtent irgi su tokia padėžė,
tikrai malonios dėžės, ganėtinai aštrios, gerai perjungia pavaras, nėra kažkokio lago, taip kad važiuosite tikrai komfortiškai. Tiek tų žinių būtų, bičiuliai, sukėliau naujų storiukų, kaip visada, Instagrame Važiuojam auto, užeikite, paspauskite follow, kad, kaip sakant, nieko nepraleistumėt ateityje. Ačiū visiems uždėmesi, kažko kimstu, kažko nori snargliais bėgti, tikėkime, kad netkrisiu ir viskas bus gerai ir nuo pirmadienio tęsime darbus. Ačiū dar kartą ir gražaus jums likusio savaitgalio.